Sveiki, šiame video apžvelgsime, kada ir kokie archeologinių tyrimų tipai yra reikalingi. Ko gero, skaitydami pirkimuose pateiktas sąlygas dažnai matote, kad perkančia organizacija prašo įsivertinti archeologinius tyrinėjimus, tačiau beveik niekada nepateikia nei kokį tyrimų tipą įsivertinti, nei jų kiekius. Archeologinių tyrimų pobūdžio parinkimas yra paliktas grynai archeologo kompetencijai. Pagal turimą medžiagą archeologas įvertina, kokie tyrimai reikalingi, parengia archeologinių tyrinėjimų projektą ir teikia jį Kultūros paveldo departamentui ir Mokslinei archeologijos komisijai aprobavimui. Taigi, 3 pagrindiniai archeologinių tyrimų pobūdžiai yra archeologiniai žvalgomieji tyrimai, archeologiniai detalieji tyrinėjimai ir archeologiniai žvalgymai. Iš esmės, archeologinių tyrimų pobūdį nulėmė archeologinių tyrinėjimų tikslas. Jei neturime pakankamai informacijos apie tai, kas jūsų objekte yra vertinga, kokie yra archeologiniai sluoksniai arba architektūrinės struktūros išlikusios, tuomet mes atliekame archeologinius žvalgomuosius tyrinėjimus. Tai yra pirmas ir dažniausiai pasitaikantis archeologinių tyrimų tipas. Šių tyrimų metu mes tyrėme archeologinius šurfus ir perkasas ir surenkame informaciją apie archeologinio sluoksnio buvimo faktą, jo storį, intensyvumą, radinių kiekį arba objekte esančias struktūras tokias kaip kapai, architektūrinės liekanos, grindiniai ir kitokie dalykai. Tai dažniausiai ir yra pirmas archeologinių tyrimų pobūdis, nuo kurio mes pradedame savo darbą objekte. Po šių tyrimų mes pateikėme paveldosauginės rekomendacijas Mokslinei archeologijos komisijai, kuri jos aprobuoja arba ne. Ir galimi yra 3 scenarijai. Pirmas, labiausiai mėgstamas užsakovų, tai yra, kai papildomi tyrimai daugiau nebereikalingi. Jūs galite tęsti darbus toliau savo ruoštų ir mūsų objekte nebelieka. Antrasis scenarijus, tai yra, kai mes randame šiek tiek radinių, nesame tikri galbūt dėl jų datavimo arba nerandame išlikusių archeologinio sluoksnio, randame tik suardytą ir pavienius archeologinius radinius. Tokiu atveju mes rekomenduojame atlikti archeologinius žvalgymus, tai yra archeologo dalyvavimą tolimesniuose kasinėjimo darbuose. Ir trečiasis scenarijus, tai yra, kada mes aptinkame aiškiai išlikusį archeologinį sluoksnį, jis yra vertingas pagal savo radinius, pagal aptinkamas archeologinės struktūras, ar tai kapai kažkokie išlikę, ar tai statinių liekanos. Ir tuomet mes rekomenduojame pilnai ištirti jūsų užstatomą zoną. Taigi, antrasis archeologinių tyrimų tipas ir yra detalieji archeologiniai tyrinėjimai. Jų metu mes surenkame visą išsamią informaciją, ištiriame visą sluoksnį, struktūras atidengiame, jas fiksuojame, jeigu tai yra kapai, jas išpreparuojame, surenkame kauliukus, radinius ir po jų perdodame jau plotą jums darbuotis be papildomų jau mūsų tyrimų. Ir trečiasis archeologinių tyrimų tipas yra archeologiniai žvalgymai. Jų metu archeologas dalyvauja kartu su rangovu žemės kasimo darbų metu, surenka radinius pavienius, jeigu tokių yra, fiksuoja visą darbų eigą, fotografuoja, surenka su metalo ieškikliu irgi pasitaikiusius metalinius radinius. Galų gale po iškasimo nusivalo sieneles ir jų pjūvius fotografuoja ir visą tai pateikia archeologinių tyrinėjimų ataskaitoje. Galų gale, visų archeologinių tyrinėjimų tikslas yra surinkti kiek įmanoma daugiau duomenų archeologinių tyrimų ataskaitai ir radinius muziejams. Po mūsų jau archeologinis paveldas yra ištirtas, plotai yra tušti, taigi mes esame kaip ir paskutinė gynybinė linija, kuri surenka duomenis ir palieka jas ateities kartoms. Po mūsų viskas lieka tik dokumentuose ir muziejų fonduose. Jei norite sužinoti daugiau, prenumeruokite šį kanalą. Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kurios adresą rasite šio video aprašyme ir sėkmės darbuose.